Svarbiausias aspektas projektuojant šį namą buvo surasti balansą tarp privatumo ir atviro dialogo su gamta. Kai esi tokioje įspūdingoje vietoje kaip ši, kur miškas, upė, šlaitai kuria visą aurą vietos, norisi ją gerti, patirti ir tuo pačiu surasti balansą su kažkokiu saugumo jausmu, sukurti kažkokias ribas, kraštus, kurie padėtų jaustis gerai. Esu Ignas Kalinauskas iš studijos Archispektras, architektas ir šio projekto bendraautorius. Šio namo vienas pagrindinių elementų, žinoma, yra lenktas stogas, kuris stovi tarsi ant horizontalių tūrių, kurie yra moriniai ir kurie yra skirtingai funkciškai užprogramuoti, tačiau ir atlieka patys skirtingą funkciją. Dažniausiai tai erdvės fokusavimo, vaizdo fokusavimo, atribojimo kažkur ir sukūrimo privatumo jausmo pastato viduje. Ir tas sklendžiantis stogas tarsi stovi ant tų stabilių, masyvių tūrių ir savo galais tiesiasi, daro tą gestą į gamtą, tarsi kuria santykį su juo ir kuria tą santykį per stiklinės plokštumas, kurios slepiasi po šitų lenktų ištęstų stogų. Jaučiame, kad tai yra labai poetiškas momentas, atspindintis viso namo pagrindinę idėją. Pastatas yra netaisyklingos Y formos ir tokiu būdu jis formuoja skirtingas erdves funkciškai. Pirmoji erdvė, kuri pasitinka įeinant į sklypą, tai yra priekinis kiemas, gan erdvus, platus. Už namo kitoje pusėje yra privatus kiemas į upę, į šiaurinę pusę ir namas daro linkį, tarsi formuodamas erdvę ir sukurdamas tą privatumą, kuris visada buvo vienas iš pagrindinių elementų šitame projekte. Įėjus į pastatą, patenkame į holą, kuris yra pirmoji erdvė mus pasitinkanti ir ten jau turime vieną iš įdomių erdvių visame pastate. Tai holo erdvė yra pakankamai siaura ir aukšta, kylant į antrą aukštą. Ir ji tarsi jau užkoduoja namo įvairovę, kai lyg iš lauko matydamas namą, matai jame plačias ir didelės erdvės, tačiau įeini į pakankamai įdomią, intymę erdvę ir tik tada keliaudamas pro namą, pro kitas erdvės, jį pradedi po truputį pažinti. Tai eidamas koridoriumi patenki į virtuvės erdvę, kuri yra vieno mastelio, vieno dydžio ir proporcijų. Ją praėjus patenki į svetainės ir valgomą erdvę, kuri vėlgi yra visiškai kitokio kvėpavimo ir dydžio. Ir tas erdvių įvairovė ir judėjimas per ją, jų dinamika yra vienas įdomesnių šio projekto aspektų. Patekus į didžiąją erdvę, turbūt yra vienas iš tokių magiškų momentų visame projekte. Ir būnant svetainės erdvėje labai svarbu saulės sukimasis aplink pastatą. Dėl to mes suprojektavom vitrinas pietinėje pusėje, tam, kad gautume ypač žiemos metu natūralaus apšvietimo, tačiau turėjome vaizdą į šiaurinę pusę, į upę. Ir dėl to šitas namas tapo tokiu skaidriu, atviru ir iš tokio funkcinio poreikio tam tikrą prasme. Įdomus patyriminis momentas atsiranda šiame name, kai atsidarome visas vitrinas ir būni erdvėje, tačiau jautiesi būnantis lauke. Ir karštą vasaros dieną tau net nereikia išeiti į lauką, tu visur esi, šitas namas kvėpuoja, esi jame laisvas, lengvai judi erdvėmis iš lauko į vidų, aplink namą ir tas toks laisvės ir lengvumo pojūtis labai jame atsiskleidžia. Kitame sparne mes turime labiau poilsio ir ramybės erdves. Tai yra spa zona su pirtimi, miegamasis su savo vonios kambariu, drabužinės. Kalbant apie medžiagiškumą, būtent gamta ir užkodavo interjero medžiagas. Kelių tonų medžio švelnumas kontrastuoja su stiklo plokštumom ir lygiai taip pat kontrastuoja ir kitos medžiagos šiame interjere. Taip kaip gamtoje
kontrastuoja akmuo ir šalia augantis samana, taip ir mes su šitam interjere kuriame tarp medžiagų kontrastus, tarp plytos ir medžio, tarp kailio ir plieno. Ir man atrodo, kad jie kuriami tokie, aš juos vadinu niuansiniais kontrastais, kai medžiagų skirtingų atspalviai yra nedidelio skirtumo, pakankamai tonai žemiški, pasteliniai, tačiau pats jautimas medžiagos, kaip tu ją lieti ir ją matai, jau yra daug stipresnio kontrasto. Žvelgiant iš vidaus į lauką, norėjome, kad ta atskirtis tarp lauko ir vidaus per medžiagiškumą jaustųsi, kad būdamas viduje būtume kažkokio šviesioje aplinkoje, dėl to viduje ąžuolinės grindys, parketas yra balintas, o iš karto už vitrinos mes matome tamsų granitą, kuris daug labiau veikia dialogę su žeme, su gamta ir tarsi yra pjedestalas mūsų suprojektuotam pastatui. Plytos dydis ir proporcija buvo pasirinkta pailga, dėl to, kad vėlgi papildytų tą tūrinę kompoziciją, kuri dažnai yra horizontali ir ta plytos medžiaga ją nuosekliai papildė. Kuo labiausiai didžiuojasi šitame projekte, tai yra ta pavykusią kompoziciją šitam name, kiekvienam taške, kuriame tu esi, tu visada rasi rakursą, į kurį tu tiesiog žiūri su wow emocija. Ir pats namas tampa skulptūra, tiek jį patiriant iš išorės, tiek būnant viduje. Jisai labai įvairus, labai įdomus, kompoziciškai, architektūriškai ir jis yra kintantis, keičiantis dienos laikui, metų laikui. Tai ta skulptūra tokia tampa patyriminė ir labai įtraukiančia. Manau, kad architektūrinis kuklumas, elegancija ir rakto į balansą radimas tarp išorinės aplinkos ir vidinės saugios erdvės tapo pagrindiniais sėkmės komponentais šiame projekte.